Sveiki visi, sėdžiu naujoje studijoje, nežinau ar tai matosi per ekranus, bet jaučiuosi labai jaukiai, esu basketinių žurnalistas ir GO3 sport komentatorius Jonas Lekšas ir šiandien džiugios naujienos grįžta tikrasis didysis klubinis krepšinis, prasideda tiek Europos taurė, tiek ir Eurolyga. Šią savaitę net 3 Lietuvos klubai stoja į kovas tarptautinėme turnyre ir pradedu jau nuo pirmosios dvikovos savaitę atidaro Vilniaus Vilkai, kurie vyksta į Prancūzijos sostinę Paryžių, kur susitinka su vietos komanda. Istorinis mačas, kadangi Vilniaus Wolves pradeda kelionę Europos taurėje, debiutuoja tokio lygio turnyre. Komanda LKL žengia be pralaimėjimų, bet jaučiasi, kad vis dar styguojasi. Kemzūros auklėtiniai Artur Žagaras vis dar yra naujokas, jam reikia laiko priprasti tiek prie sistemos, tiek prie naujų komandos draugų. Jeffrey Tayloro nebus mėnesį ir tai yra labai didelis nuostolis Vilkams. Ir žiūrint į Paryžiaus komandą, tai irgi atrodo kaip naujas klubas, daug naujokų, bet net pusė komandos atvyko iš Bonos komandos, kuri pernai laimėjo Čempionų lygą. Yra ir tas pats treneris atvykęs iš Bonos, taip kad komanda nors ir atrodo surinkta nauja, tačiau visas brandalys pažįsta vienas kitą iš Bonos laikų. Komanda ten Čempionų lygą laimėjo ir šiemet Paryžiaus klubą aš priskiriu prie Europos taurės favoritų ir prognozuoju, kad jie iškovos užtikrintą pergalę prieš Vilniaus ekipą. Tęsime Europos taurės kovų peripetijas ir trečiadienį susitinka Panevėžio 7bet Lietkabelis. Taip pat išvykoje šį kartą jie vyksta į Podgoricą, ten atidarys Europos taurės sezoną, o Podgoricos Budučnos komanda labai įspūdingai pradėjo Adrijos lygos kovas, iškovojo pergalę 30 taškų persvarą. Tuo metu panevėžiečiai vis dar gludino savo žaidimą, iškovojo ganėtinai užtikrintą pergalę savaitgalį prieš Kėdainių ekipą. Budučnos tai dar išlaikau Eurolygoje, galime prisiminti, kaip ten buvo sunku žaisti visoms komandoms, ten lankėsi ir Kauno Žalgiris, tad arenėlė ta pati, ganėtinai nesvetinga atmosfera. Ten sutiksime ir pažįstamų veidų iš Eurolygos klubų, yra Alerikas Freemanas, Jagodžius Kuridža, kuris yra įsimintinas dėl savo pavardės ypatingai, taip pat Brendonas Polas, praeities žaidęs ir prie Olimpijakos ekipoje, taip kad galvoju, kad abi komandos mėgsta žaisti greitą krepšinį, laukia rezultatyvus mačas ir galiausiai dėja, bet Budučnos laimės. Perėjom nuo Europos taurės iki Eurolygos ir Eurolygos kovas atidarys grandų susitikimas Barcelona prieš Stambulo Anadolu Efes. Grandai, bet jie yra stipriai pasikeitę. Jeigu pastaraisiais sezonais vis laukdavom šių akistatų ir tikėdavomis išvysti Šarūną Jasikevičių prieš Erginą Tamaną, tai dabar du nauji specialistai stojo prie komandų vairo, Rodžeris Grimau Katalonijoje ir Erdženas Čanas Stambule. Taip pat Nikola Mirotičius paliko Barceloną, Vasilija Micičius išvyko už Atlantų iš Stambulo Anadolu Efes. Taip kad daug pasikeitimų, tačiau tie pasikeitimai kol kas pozityviau nuteikia, žiūrint į Anadolu Efes. Derisas Thompsonas atrodo idealiausias pakeitimas Vasilijai Micičiui. Tuo metu pas Barceloną daug klaustukų, ką parodė ir dar vienas El Clasico susitikimas, kur Barça neturėjo jokių šansų. Taip kad nepaisant to, kad rungtynės vyks Palau Blaugrana, prognozuoja pergalę Anadolu Efes. Tuo pačiu metu vyks ir mums pačios įdomiausios rungtynės Eurolygoje šią savaitę. Kauno Žalgiris atidaro sezoną Bolonijoje ir taip, Žalgiris be Igno Brazdeikio yra susilpnėjęs ir manau, kad reikia papildymo kuo greičiau. Sezono startas tikrai patogus varžovai ir reikia rinktis pergalės ir visa laimė, kad Žalgiris net ir be Igno Brazdeikio ir be potencialaus papildymo yra favoritas ir turi laimėti prieš Bolonijos Virtus. Įvyko pasikeitimai ir dar neprasidėjus sezonui trenerių gretose. Sergio Scariolo pakeitė Luka Banki, kuris jau spėjo iškovoti Italijos super taurę. Vis dėlto žiūrint į jų komandą, man ten trūksta labai daug talento perimetre, atrodo veteranų perpildyta komanda ir jeigu pavyks sustabdyti Džeiliną Smithą ir Tornikę Šengelėje, mes galime tikėtis sėkmės ir būtent taip ir prognozuoju, kad Kazys Maksvytis atsirevanšuos Luka Banki už skaudžią nesėkmę pasaulio čempionate prieš Latvius ir iškovos Žalgirių pergalę. Penktadienis ir noriu iš karto pagirti Eurolygą ir tai, kas sudarinėjo tvarkaraštį. Eurolyga atsidaro pačiu geriausiu derbiu, koks tai gali būti Europoje. Atėnų Panathinaikos prieš prie Olimpijakos. Mūšis dėl Atėnų galbūt net galima sakyti dėl visos Graikijos ir čia nėra tas pats derbis, koks jisai buvo pernai ar užpernai, kuomet Olimpijakos tiesiog dominuodavo prieš Panathinaikos. Panathinaikos atliko tikrą perversmą žaidėjų laisvųjų agentų rinkoje, atvyko taip pat ir Erginas Atamanas, atvyko Kostas Lukas, būtent dėl jo šis mačas tarp Panathinaikos ir Olimpijakos bus dar įdomesnis. Super taurėje komandos apšilo kojas, ten Olimpijakos galima sakyti nusivalė kojas į pavą, vis dėlto galvoju, kad Eurolygoje bus visai kita tema, nauja diena ir viskas vyks OAK arenoje, kur Atėnų Panathinaikos darys viską, kad
iškovotų pergalę Eurolygos starte ir pradėtų taip savo naują erą. Būtent ir prognozuoju labai atkaklę dvikovą ir pergalę Panathinaikos. Šią savaitę tiek, tik noriu priminti, kad nebersinkite manęs, greičiau prenumeruokite tą kanalą, jeigu dar tai nesugebėjote padaryti, ir iki kito karto.